Daugelis dalykų mums nesuprantami ne todėl, kad mūsų supratimas silpnas, o todėl, kad šie dalykai paprasčiausiai neįeina į mūsų supratimo ratą. Kuzma Protkov. Čia mes pabandysime perpasakoti tik nedidelę dalelę tų žinių, kurių pagrindų pastatytas šis filmas. Reikia suprasti, kad mus apgaudinėjo ne dešimtis ir net ne šimtus metų. Todėl, jei kažkas šiame filme pasirodys jums keista ar nesuprantama, prašome, žiūrėkite į tai blaiviai ir neskubėkite su išvadomis. Ieškant priežastinių pasekmės sąryšių ir to, ką reikėtų daryti, susidarė klausimų ratas, kurį reikėjo išnagrinėti. Pirmas klausimas. Tai filosofija, pasaulėžiūra. Visa, ko vykstančių priežastis pradžia, paslėpta būtent čia. Mes galime viską, kas aplink mus, priimti, arba teisingai, arba neteisingai. Jei mes teisingai suprantame, kas vyksta, tai yra atitinkamus sprendimus mes priimsime teisingus. Jei mes tai, kas vyksta, suprantame klaidingai, tai ir sprendimai mūsų bus atitinkami. Koks mokslas mus moko vertinti pasaulį? Filosofija. O ten dvi galingos srovės – materializmas ir idealizmas, kurios konfliktuoja tarpusavėje. Kas yra pirmapradė? Materija ar sąmonė? Nei tas, nei tas. Ta žinojo senovės Egipto žinyje, apie kurią mes kalbėjome anksčiau. Jų dėka buvo organizuotas globalaus valdymo principas – skaldyk ir valdyk. O juk iš tiesų, visi pasaulio sandaros procesai tarpusavėje sąlygojami ir susiję. Nėra jokios priešybių kovos, o yra tarpusavio skirtumų ryšių ir sąlygojimo dėsnis. Ir visi procesai yra virpesių pavydalo. Viskas juda ir virpa. Elektronas aplink branduolį, mėnulis aplink žemę. Mintis tai banga, virpesiai. Garsas tai banga, virpesiai. Šviesa banga, virpesiai. Radio bangos, virpesiai. Šie virpesiai tai nenutrūkstamas pilnatvės procesas. Medžiagos, matavimo ir informacijos. Medžiagą pripažįsta visi. Informacija pagal kitą terminologiją, kaip dvasia, pripažįsta ne visi. O apie matą apskritai beveik niekas nieko nežino. Nuslėpus matą, globaliai mafijai pavyko organizuoti šį principą – skaldyk ir valdyk. Pavyzdys – 17 metai. Baltieji kapojo raudonosius ir atvirkščiai. Vieni buvo už carą, už tikėjimą. Tai yra, pasaulėžiūra buvo idealistinė. Dievas yra. O kiti sakė, Karlas Marksas ir Dievo nėra. Ir žudė vieni kitus. Kas vyksta dabar? Viskas tas pats. Tai yra 17 metais mus patraukė nuo idealizmo prie materializmo, o dabar tempia nuo materializmo prie idealizmo. Šis sviravimas realizuojamas dėka mato nebuvimo. Kas tai yra? Matavimas. Matas. Visatos dėsnis trejybė. Materijos, mato ir informacijos. Vienybė. Viskas, kas yra visatoje, sudaryta iš medžiagos, turi savo atvaizdą ir tam tikrą matą, kur medžiaga gali būti skirtingų būsenų. Atvaizdas – tai informacija gaunama iš medžiagos. Matas – tai dėsniai, pagal kurios medžiaga evoliucionuoja, ko pasiekoje kinta medžiagos atvaizdas. Tai yra medžiaga kinta pagal mato joje evoliuciją. Antras klausimų ratas – tai pasekmės, priežasties ryšys. Tai yra tas, ar kitas įvykis iššauktas arba susijęs su prieš tai buvusiu. Politikoje tai atrodo maždaug taip, kaip atsirado Timošenko ir Juščenkos vyriausybė. Dėka 2004 metų Maidano. O kaip Maidanas įvyko? Dėl Kučmos politikos. O kaip Kučma atėjo į valdžią? Laimėjo prieš Kravčiuką. O Kravčiukas iš kur atsirado? Gorbačiovo pertvarkos ir SSR subyrėjimo dėka. O Gorbačiovas iš kur atsirado? Atėjo kaip pamaina Brežnevo marazmui. O Brežnevas iš kur? Ir taip toliau. Tai yra, viskas, kas vyksta dabar, yra tik to, kas vyko anksčiau pasekmė
ir yra tik globalaus istorinio proceso fragmentas. Todėl visos žmonijos istorija išnagrinėta tik kaip mažas fragmentas globaliame Žemės planetos biosferos evoliucijos išsivystyme, tam, kad minimaliai sumažinti galimą klaidą veikų kryptyse. Kuo labiau išanalizuoji įvertini padėtį, tuo tikslesnį išmąstai sprendimą. Ar žmonijos istorija atsitiktinė, ar ją visgi kažkas nukreipia. Būdai ir metodai aprašyti veikale pagal visuomenės saugumo koncepciją. Dotu rusiškai, pakankamai bendra valdymo teorija išvertus lietuviškai. Kodėl pakankamai bendra? Todėl, kad šią teoriją galima pritaikyti ir kitose socialinėse ir gamybos sferose. Pateiksiu porą pavyzdžių. Yra struktūrinis valdymo metodas, jis visiems pažįstamas, kaip kariuomenėje. Dešinėn žengti marš ir kareivis eina, kur jam įsakyta. Jis tiesiogiai priklausomas nuo savo vado, kaip ir darbuotojas yra tiesioginė priklausomybė nuo savo viršininkų. Nestruktūrinis valdymas ir jo metodai yra tokios informacinio poveikio priemonės, kai žmogus tiki, kad pats priėmė tą ar kitą sprendimą. Ir nesupranta, kad būtent tokį sprendimą priimti privertė įbraukta iš išorės informacija. Pavyzdžiui, gali pasitarnauti iškreiptų žinių sklaida per masinės informacijos priemonės. Skleidžiat gandą, kad pabrangs ar dings cukrus ir tuo stumiant žmonės masiškai jį pirkti. Ir tuo pačiu jums niekas neįsako priverstiniu būdu. Prisipirkite cukraus, nes mums tas naudinga. Jūs viską darote lyg ir savo norų. Ta nesenai matėme Lietuvoje. Būtent taip vyksta valdymas visos planetos mastu. Tai nestruktūrinio valdymo metodas. Taip įvairiuose regionuose organizuojamos krizės, taip organizuojamos revoliucijos, kurstoma religinė nesantaika, organizuojami karai. Peržiūrėkime 3, taip vadinamas nepriklausomas valdžios atšakas. Įstatymų leidžiamąją, vykdomąją ir teisminę. Įstatymų leidžiamoji kuria įstatymus. Vykdomoji pritaiko jas visuomenėje, o teisminė seka, kad šių įstatymų būtų laikomasi. Tai yra, įstatymų leidžiamoji valdžia yra įstatymo iniciatorė. O kas kuria įstatymus? Kas juos sugalvoja? Žmonės parlamente, dūmoje. Ir jie sprendžia, kokie turi būti, pavyzdžiui, mokesčiai. Kažkas sako, mokestis turi būti, pavyzdžiui, toks. O kitas jam, ne, atvirkščiai. Kuo jie remiasi? Ar remiasi jie tą ideologiją, kuri pas juos paimta už pagrindą? Pas vienus marksistinė, pas kitus nacionalistinė, pas trečius kapitalistinė. Ir todėl virš įstatymų leidžiamosios valdžios yra gerokai galingesnė valdžia ideologinė, bet daugelis apie tai net nesusimąsto. Bet dar aukščiau yra konceptuali valdžia. Koncepcija, išvertus iš lotynų, reiškia pažiūrų į kažką sistema, vertybių sistema. Žmonių gyvenime yra dvi vertybių sistemos – altruistinė ir egoistinė. Tai yra gėris ir blogis. Mes pradėsime nuo blogio. Šį sumanymą sumastė senovės Egipto žinija ir jis veikia po šiai dienai. Sumanymo realizacijai jie sukūrė specifinę kariuomenę ir aprūpino ją doktrina. Ši doktrina randasi ne kažkur, o Biblijoje. Aš pacituosiu ištrauką. Klausyk įstatymus, kuriuos aš šiandieną jūs išmokysiu vykdyti, kad jūs būtumėte gyvi ir daugytumėte žemėje, kurią viešpats Dievas jūsų tėvas duoda jums kaip palikimą. Neimk palūkanų iš savo brolio, pagal kontekstą judėjos gentainio. Palūkanų už sidabrą, duoną ar už bet ką kitą, kas yra paskolinta. Gali reikalauti palūkanų už paskolas iš svetimtaučio, bet už paskolas savo tautiečiui neturi reikalauti palūkanų. Idant viešpats, tavo Dievas, laimintų visus tavo siekius krašte, kurio paveldėti įeini.
Kai viešpats bus tave palaiminęs, kaip jis pažadėjo, tu skolinsi daugelį tautų, bet nesiskolinsi pats. Tu valdysi daug tautų, bet jos tavęs nevaldys. Ir tada svetimšalių sūnus statys tavo sienas, ir jų karaliai tau tarnaus. Ir nors nuplakiau tave pykčio valandą, tačiau malonės valandą pasigailėsiu. Tavieji vartai visuomet bus atverti, nebus jie užkelti nei dieną, nei naktį, kad galėtų įeiti nešantieji tau turtus tautų ir jų karaliai eitynėse. Nes tauta ir karalystė, kuri tau netarnauja, pražus. Tokios tautos bus tikrai sunaikintos. Biblija, Izaijo knyga. Ir tai laikoma šventenybė. Toliau kyla klausimas, iš kur visi tai? Nuo ko prasidėjo? Senovės Egipto žinyje sukūrė armiją, kurios užduotis ir buvo jų plano realizacija. Juk ši armija nebuvo ginkluota ietimis ir karo vežimais. Ji buvo ginkluota žiniomis ir metodologinė doktrina. Tokią armiją jie pavertė to metų žydus. Mes prašome žydų nežiūrėti į tai kaip į antisemitizmo pasireiškimą, o kaip į bandymą išsiaiškinti per tūkstantmečius susiformavusią problemą. Reikia suprasti, kad žydai tai tie, kas krito kaip pirmosios aukos pasaulio valdovo agresijoje prieš žemės tautas. Kągi padarė? Išsirinkė vieną iš paprastų semitų genčių, todėl ir įstatymas vadinasi antisemitinis. Semitai tai klajoklių gentys gyvenančios artimųjų rytų teritorijoje. Ir Mozėjas nuvedė į Sinajaus dykumą 42 metams. Kodėl šios nelaimingus žmonės reikėjo vedžioti po dykumą ištisus 42 metus, kai jie pereiti galima buvo vos per 3 savaitės? O štai kodėl. Dykumos sąlygomis senukai greitai išmirė, o tie, kurie gimdavo, jau negirdėjo pasakojimų apie protėvius. Tai yra, atsirado maišės, nebeatsimenantys giminės. Tie žmonės niekur nedirbo, maitinosi dykai dalyjama manų košę, kurią atveždavo egiptiečiai. Tai kągi jie veikė? Užsiimdavo, kalbant šiuolaikinę kalbą, kariniu ir politiniu pasiruošimu. Dieną bėgimas per dykumą, o vakare žynys jam pasakojo apie Dievo išrinktuosius, apie didžią misiją. O vėliau apskritai buvo atliktas antižmogiškas veiksmas. Mažai kas susimąsto apskritai, kas tai yra tas apipjaustymas. Jis daromas 8 berniuko gimimo dieną, ne taip kaip pas musulmonus, pas kurios tas vykdoma gerokai vėliau. Apipjaustymo 8 dieną mechanizmas sąlygoja neteisingą žmogaus smegenų darbo algoritmų susiformavimą. Smegenys sudarytos iš 2 pusrutulių, kur dešinysis atsako už vaizdinio mąstymo procesą, o kairysis už abstraktų loginį. Pa žmogų veikia sąmonė ir pasąmonė. Pasąmonė tai sandėlis, kur saugoma viskas, o sąmonėje vyksta operatyvinis duomenų patenkančių iš išorės apdorojimas. Ir tik po to viskas patenka į pasąmonę. Smegenys dirba tam tikrų algoritmų ir šis algoritmas apibrėžiamas žmogaus genetika, taip pat socialinė aplinka, kurioje jis buvo auklėjimas. Todėl labai svarbus pirminis formavimusi momentas. Kad geriau tą suprasti, įsivaizduokite plytų sienos mūrimo procesą. Jei pamatai padėti lygiai, tai ir siena kils lygiai. Jei pamatus sudėti kreivai, tai ir visa siena pamatų atžvilgių gausis kreiva. Šiuo atveju su apipjaustymu yra tas pat. Gimė mažas žmogutis. Jis pradeda teisingai jausti supantį pasaulį. Girdi motinos balsą, ragauja pieną, mato spalvas, dangų. Pamatų dėjimas prasidėjo teisingai. Ir staiga, pati jautriausia vieta, pas berniuką, pas vyrą, apipjaunama peiliu, skausmas. Ir vaiko smegenys atsijungia nuo aplinkinio pasaulio suvokimo ir koncentruojasi tik į skausmą apačioje. Žaizda užgyja negreitai, tai yra, skauda tam tikrą laiką, bet to laiko pilnai pakanka sukreivinti sienai. Genetika žmogui nustatė laiko limitus, besivystant įsisavinti ir suvokti kažką apskritai. Ir jeigu kažkas praleidžiama, tai dažniausiai neįmanoma, arba būna labai sunku tą įsisavinti papildomai, kaip ir šiuo atveju. Egipto žyniai, tą žinodami, paleido šį mechanizmą būtent 8 dienai, kad iškreivinti pamatą. Kam to reikia? Tokie žmonės lengvai pasiduoda įtaigai per pasąmonę, apeinant sąmonę. Tai yra juos paprasčiau valdyti. Sukūrė tokią armiją, tarė iš jos elitą ir išsklaidė po visą pasaulį, suformuodami minios elito visuomenę.
Kas yra žmonių visuomenė ir kokia jos struktūra? Dabartiniai sociologai mėgsta dalinti visuomenę į socialinės grupės. Kastas. Bet visas žmonių visuomenės nuo senų senovės iki šiandien galima įsivaizduoti kaip hierarchinę piramidę arba minios elito modelį. Tai visuomenė sudaryta iš minios ir elito, kur elitas mažuma, vergvaldžiai, tie, kurie gyvena daugumos sąskaita, o minia tai dauguma, nieko nesuprantanti liaudis, valdoma savanaudžio elito. Tą atvaizduoti galima kaip piramidę. Žmonių laikymas tokioje piramidinėje sistemoje pasiekiamas dozuojant pateikiamas žinias į skirtingus visuomenės sluoksnius. Tai yra žinios koncentruojasi atvirkščiai. Tie, kurie viršuje, turi pilnas žinias, kas apačioje minimalias, būtinas tik savo išgyvenimui. Pabandykime įsivaizduoti situaciją, kad žmogų iš prižiūrėtojų sluoksnio piramidės viršaus nuleisti į piramidės dugną, duoti jam pjūklą ir priversti dirbti. Ar galės jis tą padaryti? Žinoma galės. 39 greitai mokėsi. Jokių problemų. Tam ypatingų žinių nereikia. O jei atvirkščiai, medkirtį paskirti į ministrus. Ar sugebės jis valdyti? Ne. Kol neįgis būtinų žinių. O tam reikia laiko. Kai šaukiama, valdžia liaudžiai. Kokiai liaudžiai? Kuri nieko nesupranta? Valdžia tai žinios. Ir esama pasaulio tvarka laikosi tik žinių dozavimo dėka. Bet aukščiau nacionalinio elito stovi jėgos, suprantančios valdymo procesus ne tik regiono ar šalių lygmenyje, bet ir visos planetos lygių, suprantančios ir kontroliuojančios globalaus vystymosi procesus. Atrodo viskas taip. Yra taip vadinama viršnacionalinė mafija. Ir yra, taip sakant, begalvės šalys ir tautos. JAV, Rusija, Ukraina, Vokietija ir kitos. Valdymas vykdomas per šių šalių elitą, kurio poveikiui yra daugybė būdų, kaip struktūrinių, taip ir nestruktūrinių, kurie spaudžia elitą arba jį sunaikina, dažnai tam panaudojant nieko nesuprantančią minią. Revoliucijas, streikus ir net terorizmą. Kaip pavyzdžiui Ispanijoje. Likus 3 dienoms iki parlamento rinkimų, sprogimai traukiniuose paveikė balsavimo rezultatus. Egzistuoja 6 visuomenės poveikio priemonės, 6 prioritetai, kurių pagalba valdoma tauta, šalis. Šios priemonės parodytos bendrai ir gali būti panaudotos arba atskirai, arba komplekte. Pradėkime nuo pačios. Pats paprasčiausias fizinio ginklo panaudojimas. 6 prioritetas, kai tikslas pasiekiamas atviros agresijos, okupacijos, naikinimo ir resursų užgrobimo jėga keliu, bet čia agresorius patiria nepatogumų. Tam reikia mobilizuoti didelės pajėgas, yra pralaimėjimo rizika. Prievartaujamos teritorijos gyventojai gali sukilti, išeiti į partizanus ir priešintis iki galo. Tokio būdo pagalba ilgai valdžiai išlaikyti sunku, todėl yra metodai progresyvesni nei tankai ir kareiviai. Deja, daugelis jų nesuvokia kaip agresijos metodų. 5 prioritetas – tai genocido ginklas. Pats seniausias – tai alkoholis ir narkotikai. Ryškus to pavyzdys – Šiaurės Amerikos indėnų, pamėgusių ugninį vandenį sunaikinimas. Dabar tie iš jų, kurie išliko, gyvena savo šalyse rezervacijose. Kam naikinti bombomis, kai alkoholis, tabakas ir narkotikai per kelias kartas įvykdys nacijos degradaciją? Rūkančioms merginoms net nekyla toks klausimas, kad sulig kiekviena karta jų vaikai degraduos. Girtas ar narkomanas, ne karys, ne valdytojas, ne mąstytojas. Tokius žmonės lengva valdyti iš išorės, juk už ugninį vandenį ar heroino dozę patys viską parduos. Tai baisus ginklas. Čia pat galima pridėti medikamentus, GMO, maisto papildus, užterštą vandenį ir taip toliau. Prisiminkime, kiek priedų ir dažiklių prirašyta ant paprasčiausio saldainio popierėlio. Bet ir čia yra silpna vieta užkulisių veikėjams. To galima atsisakyti. Iš užgėrimo galima išeiti ir nuo adatos galima nulipti. O tam yra sekantis prioritetas – 4. Ekonominis. Kreditai, primygtinis savo valiutos siūlymas, finansinės krizės, resursų supirkimas, kai galima supirkti pusę šalies be jokios agresijos. Per visą tai galima valdyti žmonės ir šalis.
Atvažiuoja mergaitės iš TVF ir klausia: berniukai, norite pinigėlių? Joms atsako: na žinoma taip. Mes jums duosime, bet su dviejomis sąlygomis. Pirma, paskolą gražinsite su procentais, o antra, vykdysite pas save reformas taip, kaip pasakysime mes. Kaip pavyzdys, Ukraina. Agrarinė šalis uždarė visus cukraus fabrikus, nes viena iš kredito gavimo sąlygų buvo cukraus žaliavos iš Jevro gamintojo pirkimas. Sekantis kreditas – socialinių išmokų užšaldymas. Ir dabar pasakykite, kas mus valdo? TVF savo kreditai sužlugdės ne vieną šalį. Štai jums dar viena valdymo priemonė. Tų pinigų prisiskolinta tiek, kad mūsų vaikams teks dirbti vien tam, kad išmokėti procentus iš šių kreditų. Trečiasis prioritetas – ideologija, religija. Skaldyk ir valdyk, kad žmonės nesuprastų, kaip ir kas vyksta ir kas tą daro. Ganykitės, taikingos tautos, ir nepažadins laisvės šūkis jūs garbės. Jukam bandoms tas laisvės dovis, ją turi skersti arba kirpti išties. Paveldas jų kartos į kartą, pakinktai, skambalai ir rimbas, arklas, Puškinas. Štai mus ir gano. Kas? Ganytojai, muftijai, mulos, arkivyskupai, kunigai, prezidentai, partijų ir tikėjimų pagalba. Mus visus išskirstė į krikščionis, musulmonus, kairiuosius, dešiniuosius, nacionalistus, komunistus, mėlynus, oranžinius, raudonai baltus ir visi kovoja už tautos laimę. Tokiu būdu vyksta žmonių išsiskaidymas pagal įvairias idėjas, pasaulėžiūras, mokymus. Viena iš trečiojo prioriteto užduočių – neduoti žmonėms susivienyti vienos idėjos pagrindu. Antrasis prioritetas – istorija. Tai faktų kratinys. Ir šie faktai, nors kalbama dalykas rimtas, dar vienas kreivas veidrodis. Faktai labai lankstus dalykas. Viskas priklauso nuo to, kaip reikia parodyti tą ar kitą faktą, iš kurios pusės ir kokiame kontekste, ir prie ko tą faktą prikabinti. Faktų sukeitimas, manipuliacija faktais, chronologija, istoriniais įvykiais, kaip prie regiono, taip ir viso pasaulio, veda link iškraipyto dabarties suvokimo ir atima galimybę teisingai planuoti ateitį. Dažniau atgal mums atsisukti reikia, kad ateityje nebedaryti žymių klaidų. Jei istorija iškraipyta ir apversta, tai yra, jei nuslėptos klaidos, operuotumėt tokiais faktais, jūs padarysite klaidą taikydami juos šiai dienai ir kaip pasekmė ateičiai. Kada žmonių negalima valdyti ar nugalėti ankstesniais prioritetais, kada neveiksmingos bombos, alkoholis, skolos, skaldyk ir valdyk sistema, istorijos iškraipimas, lieka paskutinis, pats svarbiausias prioritetas. Metodologija, pasaulėžiūra, pats svarbiausias ginklas, su kurio pagalba visą tai organizuota. Galima duoti žmonėms tokias žinias, kurių pagalba jie patys supras, kas vyksta, ir patys išsiaiškins visose gyvenimo sferose, bet niekam užkulisiuose to nereikia. Todėl mums duodamos tokios žinios, kurios iš esmės niekur neveda, o realizuojama tai per mokymosi sistemą, kuri formuoja pas vaikus ir studentus taip vadinamą kaleidoskopinį idiotizmą, kai žinių daug, o sujungti jas į vieną visumą žmonės negali. Pasiekiama tai su žinių pateikimo sistema. Įsivaizduokite, kad žinios tai įvairių spalvų šukės. Matematika raudonas, biologija geltonas, istorija žalias, chemija mėlynas ir taip toliau. Ir tada iš šių žinių galima sudėlioti į paveikslą, pasaulio paveikslą. Tai mozaika. Net jei kažko paveiksliai trūksta, tai galima tą prigalvoti ir sužinoti, bet šias žinias galima pateikti ir kaleidoskopiniu vaizdu. Tai yra, be ryšio tarp visų mokslų. Paveiksle viskas tarpusavėje susiję, o kaleidoskope pasukai, gavai vieną pasaulio vaizdą, ateizmas, marksizmas. Pasukai jau priešingas, krikščionybė ir kapitalizmas. Taip mums ir suka kaleidoskopą.